Sveiki, čia Dzinklopedija. Kviečiu susipažinti su šios dienos istorijos veikėjais ir sužinoti, kuo kiekvienas iš jų ypatingas. Nuotykiai jūros dugne. Giliai po vandeniu tarp spalvotų koralų gyveno aštuonkojis Očis. Kaip ir kiekvieną dieną, jis plaukė pas savo draugę Medūzą ir skundėsi jai. Oi, pliurze, žinai, kaip sunku turėti 3 širdis. Viena džiaugiasi, kita liūdi, o trečioji net nežino, ką galvoti. Mat aštuonkoji tikrai turi 3 širdis. Pliurzė, kuri neturėjo nei smegenų, nei kaulų, tingiai siūbavo vandenyje ir tarė. Na, tau tai ir nepasisekė. Man bent jau nereikia galvoti apie nieką. Aš tiesiog plūduriuoju ir man viskas gerai. Tuo tarpu toli pelkėje tarp nendrių, šaltame vandenyje, sustingusiai ledą snaudė varlė Šalčikė. Sveiki, paskambinote Šalčikiai. Aš dar miegu, tad palikite balso žinutę. Pasigirdo įrašas paskambinus varliai. Tik tikrinu, kada jau pabusi, tarė Očis. Aš vis dar turiu 3 širdis, o pliurzė vis dar negalvoja. Paskambink, kai jau galėsi. Tuo tarpu danguje skraidė kolibris Atbulas. Jis buvo vienintelis paukštis, kuris mokėjo skristi atgal. Atbulas pamosavo sparneliais ir atsiliepė. Sveiki, jau grįžau iš šiltų kraštų, prisisiurbęs saldaus nektaro. Prie pokalbio to jau prisijungė ir 2 bitės – Buzė ir Bimbė. Jos gaudydamos geresnį interneto ryšį žvalgėsi ir viena kitai sakė. Ei, ar matei tą žmogų? Su raudonu megztiniu mes jį jau matėm prie gėlių lauke. Taip, aš tikrai atsimenu jo veidą. Žmonės dažnai manė, kad bitės tiesiog skraido ir nieko neatsimena. Bet Buzė ir Bimbė buvo puikios veidų atpažinimo meistras. Očius, pliurzė, Atbulas, Buzė ir Bimbė juokėsi ir džiaugėsi, kokie jie visi skirtingi ir ypatingi. Nesvarbu, ar turėjai 3 širdis, ar visai neturėjai smegenų, ar moki skristi atbulai, svarbiausia buvo gera draugystė ir smagūs nuotykiai. Paslaptingas perlo dingimas. Vieną dieną, kai draugai linksmai leido laiką šnekėdami, Očis iš jūros gelmių išgirdo šauksmą. Dingo didžioji perlamutrė, nerimastingai sušuko krabas Krustas, bėgdamas visomis 8 kojomis. Didžioji perlamutrė buvo garsiausias lobis visame jūros dugne. Milžiniškas, spindintis perlas, kurį saugojo pats vandenynas. Jei jis dingo, tai reiškia tik vieną. Kažkas jį pavogė. Tai nusikaltimas, pasipiktino Očis. Jo 3 širdis plakė skirtingų ritmų. Viena iš išgąsčio, kita iš nerimo, o trečia bandė nusiraminti. Mums reikia išsiaiškinti, kas tai padarė. Bet kaip mes tai išsiaiškinsime? Susirūpino pliurzė. Mes tapsime detektyvais. Turime susitikti, sušuko Atbulas. Očis gali patikrinti pėdsakus, aš apžiūrėsiu viską iš oro, o Buzė ir Bimbė įsimins įtariamųjų veidus. Pirmieji įkalčiai. Visi susirinko prie vietos, kur anksčiau gulėjo didžioji perlamutrė. Smėlis buvo išraustas, o šalia keisti pėdsakai. Čia kažkas šliaužė, pastebėjo Očius. Oi,
Tai ne aš. Iš karto suvirpėjo Pliurzė. Buzė ir Bimbė susidairė. Mes vakar čia matėme vėžlį Rapolą. Jis buvo labai įtartinas, pridūrė Bimbė. Slapstėsi ir kažką murmėjo apie lobius. Tada lekiam pas jį, sušuko Atbulas, skrisdamas vėžlio urvo link. Vėžlio paslaptis. Vėžlys Rapolas drybsojo savo urve olose ir ramiai krimtė jūros dumblius, kai pamatė kažką atlekiant, kilstelėjo antakį. Ko čia taip triukšmaujat? Rapolai, mes žinom, kad tu vakar buvai prie Perlamutrės, suriko Atbulas. Ir mes atsimenam tavo veidą, pridūrė bitės. Rapolas prunkštelėjo. Na taip, buvau, bet nevogti. Aš tik norėjau pasidaryti su ja asmenukę, bet kai atėjau, jos jau nebebuvo. Tai reiškia, kad vagis buvo dar prieš jį, pasakė Kolibris. Gal kas nors matė daugiau? Staiga pasigirdo krebždesys. Krabas Krustas atbėgo labai išsigandęs. Aš ką tik radau keistą pėdsaką plunksną. Plunksna? Tai reiškia, kad vagis gali būti paukštis, sušuko Buzė ir Bimbė. Bet kai paukštis pavogė Perlamutrę iš vandens? Pirmą kartą per visą savo gyvenimą pagalvojo jau krante gulinti Pliurzė. Tai dar didesnė paslaptis, rimtai pasakė Očis. Turim išsiaiškinti, kuris paukštis tai galėjo padaryti ir kaip jam pavyko. Laukite tęsinio. Kaip manai, kas galėjo pavogti didžiąją Perlamutrę?